Labas ir sveiki sugrįžę į mano kanalą arba sveiki atvykę, jeigu čia esi pirmą kartą. Mano vardas yra Aistė ir čia aš kalbu apie knygas. Šis kanalas nėra nei leidinių reklama, nei leidyklų reklama, aš taip pat nesu jokia ekspertė, tiesiog noriu pasidalinti savo hobiu su jumis, papasakoti jums apie knygas, kurias perskaičiau, parekomenduoti arba pasakyti, kodėl nerekomenduoju savo nuomonę tam tikrų knygų. Čia kartu turim ir skaitimo vlogų, kuriuose aš skaitau knygą nuo pradžios iki pabaigos ir pasakoju jums apie savo emocijas ir mintis, kurios man kyla skaitant knygas, tai tikiuosi, kad patiks jums tokio tipo video ir paspasit subscribe prenumeratą mygtuką, tai padėsit mano kanalui augti ir taip pat tikiuosi, kad pasidalinsit šiuo kanalu su draugais, šeimos nariais ar pažįstamais, kurie taip pat skaito knygas ir norėtų paklausyti mano plepalų. Taigi sveiki, šiandien jau atvykę į tokį gyvenimišką skaitimo vlogą. Pradėsiu jį šiandien, o kada jau pabaigsiu, tai nežinau. Šiandien aš parsinešiau iš bibliotekos 2 knygas ir šiandien aš jų net nepradėsiu skaityti, tiesiog noriu parodyti, kas per naujienas ir papasakoti šiek tiek apie jas. Tai viena iš knygų bus romantinė, Meilė ir kerštas, tai yra 4 knygų serijos pirmoji knyga ir aš su šia autorė nesu visiškai susipažinusi, šia autorė yra Sarah MacLean. Iš šios knygos iš tikrųjų jau pakankamai senai buvo išleistos anglų kalba, 2012 metais, bet tik pernai jas pradėjo versti į lietuvių kalbą. Internete čia pasijungiau pažiūrėti, kokios yra kitos dalys ir jų pavadinimai. Tai pirmoji dalis jau, kaip ir minėjau, yra Meilė ir kerštas, toliau seka Meilė ir paslaptis, Meilė ir melas ir Meilė ir titulas. Tai čia yra istoriniai romanai ir kas jau sekat mane iš anksčiau, tai jau turbūt pastebėjot, kad man istoriniai romanai labai patinka. Bridgerton yra mano mėgstamiausia knygų serija ir jei jau skaitau romantiką, tai žinau, kad saugiausia vieta, žanras, kur galiu rinktis romanus, kur tikiuosi, kad tikrai liksiu nenusivylusi, tai yra būtent istorinių meilės romanų sritis, bet ne ta tikroji klasika, o labiau tokie modernūs romanai parašyti apie kažkokį tai istorinį laikotarpį. Tai pažiūrėsim, ar man patiks ši knyga ar ne. Vien paskaičius knygos nugarėlę man jau iš karto primena tokią Bridgertonų tematiką ši knyga, nes veiksmas taip pat vyks Londone ir bus kažkokių tai intrigų dėl nutrūkusių sužadėtuvių ir kažkokio barono, markizo, kuris buvo ištremtas iš visuomenės, kaip stovi tik su titulu, tai jau iškart intriguoja, tai aš labai tikiuosi, kad man ši knyga patiks ir bus tokia lengva ir greit persiskaitys ir su malonumu aš ją galėsiu skaityti. Tai pažiūrėsim, o antroji knyga tai Sveika Marija, projektas Sveika Marija, Andy Weir knyga. Aš apie šią knygą jau kalbėjau praeitame video, kai skaičiau Andy Weir knygas. Paliksiu šiuos video prašymę, ten buvo 2 video, kadangi Andy Weir į lietuvių kalbą išverstos yra 3 knygos, pažiūrėjau internete, kad dar šio rašytojo yra pati pirmoji knyga kažkokia Theft of Pride, bet ji nėra išversta į lietuvių kalbą, niekas apie ją nežino, tai nežinau, gal nelabai pavykusi ši knyga, nes po to autorius išleido Marsietį, kur yra viena iš pačių mėgstamiausių mano knygų. Šis rašytojas yra mokslinės fantastikos rašytojas ir kad ir kai kuriems tai skamba bauginančiai ar nemėgstat būtent tos mokslinės pusės, tai žinokit, tikrai su Andy Weir neprašausit, nes jis įterpia labai daug komedijos elementų ir viską taip lengvai užglaisto, tai tie tokie sunkus moksliniai kažkokie terminai, jie yra taip išvedžioti ir paaiškinti paprastai, suprantamai ir su šypsena skaitai tiesiog visą knygą, tai Marsietis man tikrai labai patiko, jeigu to video nematėt, dar nebuvot prisijungę ir tiesiog praleidot, tai kaip ir sakiau, paliksiu aprašymę, o toliau Andy Weir išleido 2 knygą, tiksliau 3 pagal internetą, tai buvo Artemidė ir ši knyga visiškai jam nepasisekė, jis bandė tiesiog perrašyti Marsiečio turinį iš moteriškosios pusės, bet jam labai gerai sekasi rašyti vyriškus portretus, tokius kandžius, sarkastiškus vyrus, kurie daug humoro elementų įterpė į savo kalbėseną, tai kai jis tai bandė rašyti iš moteriškosios pusės, jam tai nelabai pavyko ir tiek man ši knyga labai nepatiko, aš jas net nebaigiau skaityti, tiek daugumai kitų skaitytojų, kai skaičiau atsiliepimus, taip pat atsiliepė, jog ši knyga tikrai nebuvo gera, bet aš taip pat paliksiu video aprašyme tą video, kuriame šiek tiek pradėjau skaityti tą Artemidę ir paaiškinu, kodėl man ji nepatiko. Tiesiog
šios knygos tikrai nerekomenduoju, nebent vis tiek norit paskaityti, intriguoju, sužinoti, kodėl ta knyga iš tikrųjų nėra tokia labai gera. Na ir trečioji knyga išleista visai nesenai, 2021 metais, tai yra projektas Sveika Marija. Dauguma, kas skaitė, atsiliepia, kad arba ši knyga yra tokia pat gera kaip ir Marsietis, arba net ši knyga jums labiau patiko negu Marsietis. Aišku, gal dvigubai storesnė negu Marsietis ir atrodo, kad veiksmas vyks taip pat kosmose, kažkas bus susijęs su Saulė ir veikėjas mūsų neprisimins, kas vyksta, nes prabus be sąmonės. Po sąmonės netekimo. Tai intriguoja mane paskaityti, ko turbūt nepaminėjau, bet galbūt jau supratot, Marsietis, Artemidė ir čia su Saulės jūsų tematika, tai visos jo knygos yra su kosmosu susietos, su planetomis, su atmosfera mūsų ir labai įdomus turinys yra iš tos pusės, kaip prarandami sprendimai ir tikrai daug ką turi rašytojas ir išsiaiškinti, kaip veikia mechanizmai ir sugalvoti ir labai pertikti tą informaciją mums suprantamai, kas vyksta būtent tame kosmose ir kaip ten keičiasi diena ir naktis ir temperatūros ir panašiai. Tai iš tikrųjų labai įdomu skaityti. Ir tikrai sakau, neišsigąskit, Marsietį tikrai 100% rekomenduoju, o šią paskaitysim kartu ir sužinosim. Tai skaitysim šio video metu šias dvi knygas, nežinau ar ir pabaigsim, bus toksai skaitimo vlogas, tikiuosi, kad jums jas patiks. Tai kol kas tiek, kol kas norėjau tik pasidalinti savo naujais radiniais ir susitiksim kažkada. Taigi pradėjau nedorelių taisyklės, tiesiog negalėjau imti kitos knygos, turėjau pradėti nuo šios, nes labai norėjau sužinoti, ar primena ši knyga Bridgertono tematiką. Ir primena, ir labai tai yra džiugu man. Tai įveikiau jau 7 skyrius, sustojau ties 8 ir tai yra 172 puslapiai. Iš tikrųjų netrodo ši knygutė tokia stora, bet ji yra 479 puslapių. Tai iš tikrųjų veiksmas gan greitai vystosi ir pirmus 10 puslapių galvojau, kad galbūt bus per daug sumoderninta tematika tie 1800, nes veiksmas vyksta 1831 metais ir taip pat pamatom šiek tiek iškarpų iš 10 metų laikotarpį prieš per laiškus ir iš tikrųjų po to 10 puslapių suvokiau, kad ne, vis dėlto labai atitinka tą tematiką, tiesiog iš pradžių mūsų pažindina su tuo pagrindiniu veikėju, vyru Markizu, kuris yra labai prabangių ir labai pelningų lošimo namų savininkas. Tai aš pagalvojau kažkaip iš pradžių, kad ar buvo tokie dalykai tais laikais, bet tikriausiai, kad buvo, arba jei ir nebuvo, tai autorė tikrai pritempė juos, kad jie atrodytų taip, jog iš tikrųjų toks dalykas egzistuodavo. Taigi, kodėl 4 knygos, supratau tik paskaičius praktiškai 7 skyriuje.
Ir tai dar nežinau 100%, ar čia iš tikrųjų taip yra, tiesiog vyksta ten toks pokalbis, yra kalbama apie 4 vyrus. Ir pirmam puslapį mes sutinkam taip pat tokias mažas iškarpėlės, kur rašo, kad tai yra 4 skandalai, pašnibždomis aptarinėjami Londono pokylių salėse. 4 aristokratai ištremti iš visuomenės tapę Londono pogrindžio pasaulio karaliais. Ir kaip aš įsivaizduoju, tai Bridgertonuose, kai sieja viską viena didelė šeima, tai šias 4 knygas sies būtent tie 4 vyrai. Ir kaip suprantu, visi tie 4 vyrai ir yra tie lošimo namų bendrasavininkai ir mes jau su vienu iš jų susipažįstame. Tai labai įdomiai vystosi veiksmas, labai man patinka veikėjų portretai, nors jie abu, tiek vyras, tas markizas, tiek Penelopė moteris, abu jie nėra tokie žmonės, kurie labai man šildo širdį, bet jie turi savotiškų tokių erzinančių savybių savyje ir kartu jie nelabai vienas su kitu dar susibendrauja, bet man patinka, kaip lengvai vystosi veiksmas. Ir iš tiesų, tuo man ir patinka Bridgertonų knygos ir tiek labai patinka ir ši knyga, kadangi veiksmas jis nėra įtemptas, jis yra toks lengvai ir greitai plaukiantis ir nereikia didelio susikaupimo skaitančias knygas, tai iš tikrųjų toks pailsėjimas. Užtat labai lengvai ir labai greitai tiesiog pailsint perskaičiau jau beveik 200 puslapio ir norisi skaityti toliau, bet aišku dabar šiek tiek nėra laiko, tai pažiūrėsiu, kada man pavyks vėl prie šios knygos prisėsti, bet labai džiaugiuosi, kad atitinka tą Bridgertonų tematiką. Tai trumpai, ką paskaičiau, neišduodant jokių spoilerių, tai kaip jau ir mano minėtas, tas markizas įtakingų, labai turtingų lošimo namų bendrasavininkis, jis buvo ištremtas iš visuomenės todėl, kad prarado visus savo turtus. Ir po 10 metų jis sužino, kad tie jo prarasti turtai, būtent lošiant kortomis, dabar priklauso kitai šeimai ir dvaras bei daugybė žemės, kuri kažkada priklausė tam markizui, dabar yra kaip kraičio dalis, tokios jau beveik senmergės tais laikais Penelopės, tai užtat jos šeima pridėjo prie jos kraičio laimėtą tą dvarą ir daugybę žemės, kurios kažkada priklausė markizui Bornui. Ir taip šie du žmonės susitinka, nes markizas nori atgauti savo kažkada prarastą žemės, o Penelopei reikia būtinai ištekėti, nes kitaip ji liks senmergė ir bus taip pat praktiškai atstumta iš visuomenės. Bet kaip jau galite suprasti, abu šie žmonės yra užsispyrėliai, karštakošiai, siekiantis, kad jų teisybė būtų visada ir viskas vyktų taip, kaip jie nori, tai nelabai jie kartu susibendrauja, tai tokie dabar yra priešai, tačiau jau rezga planą vienam tokiam įvykiui, apie ką aš čia neminėsiu, jeigu norėsit, paskaitysit ir sužinosit, tai jau dabar tikrai žinau, kad jums ir kitas knygas skaityti, bet žiūrėsim, kaip veiksmas vystysis toliau ir jau aišku tikiuosi, kad kažkur jau pabaiga šie abu žmonės įsimylės vienas kitą. Bet jau galima to tikėtis, imant istorinį romaną. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah.
Labas rytas, nežinau, kokį jūs laiką žiūrit, man yra rytas, liko beveik 100 puslapių knygos, mažiau iš tikrųjų negu 100, apie 90. Ir pagalvojau, kad pasidalinsiu dar dalykais, ką pamiršau paminėti praeitą kartą, kai buvau dar perskaičiusi tik tai 170 puslapių berods. Tai įvyko šiek tiek dalykėlių. Pirmiausia, tai aš minėjau, kad abu šie žmonės, Markizas, Michaelas Bornas ir Penelopė, abu jie yra tokie karštakošiai ir kol kas jų santykiai tuo metu buvo vienas kito nekentimas, jie tiesiog buvo priešai, bet taip pat čia yra ne vienas santykių tropas. Jų santykiuose šie žmonės taip pat nuo vaikystės buvo labai geri draugai. Taip pat čia vyksta ir toks meilės trikampis. Aišku, jis yra toks labai blankus, blyškus, nėra kažkokių labai didelių dramų, bet vis tiek jausmai ir pokalbiai, ta tematika vyksta. Taip pat, aišku, kalbėjau apie turtus, tai santykiai čia yra iš išskaičiavimo, tokie priverstiniai santykiai, apsimestiniai santykiai. Ir kas man labai patiko, ko aš turbūt nesu skaičiusi gal taip plačiai išplėtotos tematikos santykiuose, kai žmogų pažinojai kažkuriuo tai jo gyvenimo laikotarpiu ir tuomet santykiai nutrūko ilgam laikui. Ir tuomet po kažkiek tai metų vėl su tuo žmogum susitinki ir tavo galvoje jau yra išlikę kažkokie prisiminimai, kažkoks įvaizdis sukurtas apie tą žmogų, kaip tuomet jį įsivaizdavai, tačiau per tuos metus žmogus pasikeitė, paaugo, pasikeitė jo asmenybė, jo požiūris į gyvenimą ir įvairiausi dalykai ir tai yra labai sunku priimti, nes tavo galvoje tas žmogus yra toks, kokį tu jį susikūrei ir sunku tiesiog priimti tą naują žmogų ir pamiršti, koks jis buvo anksčiau. Vis tiek norisi grįžti, galvoti, kad žmogus negali būti toks, koks yra dabar, nes jis anksčiau buvo kitoks, negu kad yra dabar. Iš tuščiai gerą čia pilsto, bet turbūt pagaunat mintį, tai iš tikrųjų šitoje knygoje gan plačiai tai yra pasakojama, nes, kaip jau ir minėjau, mes matom ir pokalbius laiškais iš 10 metų laikotarpio prieš, tai šie du žmonės 10 metų vienas kito nematė, nebendravo ir 10 metų yra tikrai labai ilgas laiko tarpas ir tikrai žmogus pasikeičia ir tampa visiškai kitoks, netgi per tą 10 metų, ypatingai jeigu tavo gyvenime kažkokie sunkus, skaudus įvykiai vyksta, tai labai man patinka ir tas emocijų papasakojimas ir tiesiog visa būtent ši tematika, kuri yra susijusi su būtent tuo, kad žmogus su gyvenimu keičiasi ir turi jį priimti toks, koks jis yra dabar ir galbūt tai, koks žmogus buvo anksčiau, net jeigu tau ir labiau patiko kai kurios žmogus savybės, kurios buvo anksčiau, dabar jau gali tiesiog nebelikti. Tai liko mažiau negu 100 puslapių. Ar šie žmonės eina kažkur laimingos pabaigos link? Nežinau, įtampa yra išlaikoma, labai daug visko verda. Dėl tų apsimestinių santykių tai labai skiriasi žmonių elgesys viešumoje ir už uždarų durų, tai labai yra įdomu skaityti ir tikrai nepabosta. Kas man patinka, kaip autorė pasirinko būtent tekstą sudėlioti, tai kabutės nusakančio žmogaus mintis. Pavyzdžiui, vyksta pokalbis ir mes matom normalų dialogą, tačiau kabutės yra išskiriamos žmonių mintis, ką jie tuomet pagalvoja ir ką po to pasako. Tai labai suartinam ir parodo, koks dviprasmiškas gali būti pokalbis, kaip žmogus gali jaustis ir ką iš tiesų pasako. Ir taip pat turinys yra iš dviejų pusių pasakojimas, nėra taip, kad vienas skyrius vienam žmogui, kitas skyrius kitam žmogui, dažnai tai persipina, bet labai, aišku, lengvai ir greitai yra suprantama, kur kalba vyras, kur kalba moteris ir iš kurios pusės yra pasakojama. Tai ši knyga tikrai yra gerai parašyta ir man labai patinka ir intriga vis dar yra išlaikoma, nes aš tikrai nežinau, ar šie žmonės galų galiai įsimylės ar ne, ar jų laukia laiminga pabaiga ar ne. Manau, tie paskutiniai puslapiai ir bus tokie atradimo puslapiai. Tai pažiūrėsim, kaip užsibaigs knyga. Pasidalinau su jumis Instagrame ir skaitėt Nedorali taisyklės.
4 knygų serija, tai daug kas rašėt, kad ne ir dar tik planuojat, tai žinoma, jos 23 metais buvo išleistos, tai visiškai dar nesenai, tai aišku, daug kas ir nespėjo paskaityti, bet aš jau labai rekomenduoju šią knygą, jeigu jums patiko Bridgertonai, jeigu jums patinka istoriniai romanai, jeigu jums patinka lengvos istorijos, ypatingai atsipalaidavimai, kai nereikia susikaupti, įsigilinti į tekstą, kai nori tiesiog gerai praleisti laiką, šiek tiek pralinksminti save, šiek tiek atsipūsti nuo visų darbų ir reikalų ir streso galbūt netgi, kaip ir man dabar, vakare grįžus iš studijų tikrai yra labai smagu praleisti bent pusę valandos skaitant šią knygą ir tiesiog pailsinti smegenis nuo viso studijų streso. Tai kol kas tiek. Sugrįšiu, kai pabaigsiu. Pabaigiau skaityti Nedorėlių taisyklių pirmą dalį Meilė ir kerštas ir žinokit, paskutiniai beveik 100 puslapį viską labai gražiai apjungė, viską išaiškino, viską surišo, tai aš esu be galo patenkinta pabaiga ir labai laiminga, kad pasibaigė gerai. Tikiuosi visada iš meilės istorijų, kad jos pasibaigs gerai, tikiuosi, kad mane jos įtikins ir ši istorija mane įtikino, kad jie abu žmonės yra skirti vienas kitam, kad jų meilė yra tikra ir pagrįsta svariais argumentais, o ne tik išvaizda, grožiu ar kažkokia tai aistra. Ir ypatingai ties paskutiniuoju 100 puslapį labai gražiai atsiskleidžia Penelopės asmenybė ir Penelopės charakteris. Kaip jau ir minėjau pradžioj, kad abu šie žmonės yra tokie karštakošiai, užsispyrėliai, visada siekiantis savo teisybės ir viršaus. Tai per visą knygą tos asmenybės šiek tiek pasikeičia, atsiskleidžia, šiek tiek šlifuojasi viena su kita ir atsiranda tokia harmonija, bet ties pačia pabaiga, manau, Penelopė labiausiai atsiskleidė, parodė, kokia iš tiesų yra tvirta ir stipri moteris ir tikrai nėra prastesnė už Markizą ir kad jie abu yra lygus ir abu yra skirti vienas kitam. Tai tikrai labai rekomenduoju. Nešiu šią atgal į biblioteką ir tikrai žinau, kad imsiu antrą dalį, nežinau, ar biblioteka turi visas 4 dalis, bet antrą tikrai mačiau, tai tikrai skaitysiu ir antrą dalį, o jūsų paprašysiu parašyti man į komentarus, ar norėtumėt, kad pratęsčiau toliau skaitimą ir papasakočiau jums apie likusias 3 knygas, geriau daryti kažkokį vieną video, o ne atskirai kiekvienai knygai, nes aš vis tiek skaitysiu, tiesiog galbūt jau jums užtenka ir vienos knygos rekomendacijos visai serijai paimti, o galbūt norite išgirsti apie kiekvieną atskirai. Nes iš tiesų, tai man atrodo, kad jos siesis tarpusavyje, dėl to, kad epilogas mus nuvedė į situaciją apie žmogų, kuris jau buvo visoje šioje knygoje ir kaip suprantu, toliau knygos bus bent jau antra knyga susijusi su tuo žmogumi, kuris jau buvo šioje knygoje, galbūt net su 2 žmonėm, kurie buvo šioje knygoje. Tai manau, kad negalima šių knygų skaityti atskirai, pradėti nuo kitos dalies, manau, kad jas reikia skaityti pagal eiliškumą ir manau, kad jos tikrai siesis viena su kita, tai jeigu pradėsit, pradėkit nuo pirmos dalies. Tai tiek norėjau šiandien papasakot. Žinau, kad pradžioje sakiau, kad skaitysim 2 knygas ir projektas Sveika Marija, bet gavosi pakankamai ilgas šis video, labai plačiai papasakau apie Nedorėlių taisyklių pirmą dalį. Kadangi naujos knygos, daug kas sakėt, kad neskaitėt, tai manau, kad tikrai išsamei pabandžiau papasakoti, ar verta šią knygą imti ar ne. Tai jau mano nuomonę išgirdot, dabar jau patys turit savo nuomonę susidaryti apie tai, o projektas Sveika Marija skaitysim kitame skaitimo vloge. Aš nekantrauju iš tikrųjų ją pradėti, bet dydis jos šiek tiek gazdina. Aš galvojau, kad ji yra virš 600 puslapių, bet pasirodo ne. 532 puslapiai iš viso yra šios knygos ir tekstas iš tikrųjų yra gan toks siaurokas ir mažomis raidelėmis. Tai manau, kad tikrai užtruksiu, kol perskaitysiu šią, tai dedikuosiu jai visą atskirą video. Kam patiko knyga Marsietis, ar norit sužinoti apie šią knygą, tai tikrai laukit kitą video, jis bus ir kartu jame skaitysim projektą Sveika Marija. Na, o šiandien jau ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvo, tikiuosi, kad jums patiko praleisti keletą minučių kartu su manim, paklausyti mano plepalų, tikiuosi, kad nepamiršit paspausti subscribe prenumeratos mygtuką, raudonas apačioje, nepagailėkit, paspauskit, tikrai padės mano kanalai augti ir pradžiuginsit mano širdelę. Ačiū visiems labai, kad žiūrit. Na ir susitiksim kitą mano video. Ate.